Sveikinu su gimtadieniu visų pirma, o visų antrą sveikinu su pergalę. Tai kokie jausmai, kokios mintis? Geras varžybos. Pirmam kėliny gal sunkiau žaidėm, bet antram susikaupėm. Aišku, pasinaudojom varžovių klaidom, įmušėm dar 3 golus po pirmo. Ir gerai, geras nuotaikos. Rungtynių pradžia buvo labai gera. Pirmas įvartis, 4 minutė, atrodė, taip viskas lengvai sekasi, bet ko tada pritrūko, kad tie įvarčiai pabirtų? Manau, vis tiek tos techninės klaidos buvo. Varžovės gerai užspaudė. Daug techninio broko, sakyčiau. Ne. Yra ką taisyti. Goda, pačiai aš komentuodamas minėjau, kad varžovių komandoje tikriausiai daug pažįstamų veidų yra iš bičių laikų. Tai koks tas jausmas žaisti prieš buvusias ilgametės komandos draugės? Nežinau, nėra kažkokio jausmo, bet žinau, kaip žaidžia vis tiek. Gal ir jos žino. Tai to lygiai kažkaip. Žalgiris MRU po nesėkmės Šiauliuose prieš Gintrą, tai atsitęsė 4-0. Tai kas toliau? Žinome, kad laukia Baltijos moterų lygos rungtynės, po kažkiek laiko dar viena Šiaulių komanda. Ko galima tikėtis iš žalgiriečių? Tai toliau, aišku, pergalių tikėkitės, dirbsim, tobulėsim.